Esam kultūros centro scenografės, tokiose kaip ir dirbtuvėse, ne visai dirbtuvės. Kur mes esam? Scenografės landynai. O kas yra tavo rankose? Čia yra kaukė, kurią gaminau vasario 16 spektakliui. 3 tokias gaminau vilkiam, 3 moterim vilkiam. Kaip ji pagaminta? Ji pagaminta iš kartoninio karkaso šičia, tada dengta porolonu, karpyta, formuota į vilko galvos formą, dažyta ir dekoruota. Tai va. Dar turi tokį super efektą tamsoje, šviečiančios akys. O kuo dekoruota? Kailių medžiaga, dažai, dažų markerių piešta. O kaip pati iš vis idėja, vat, būtent tokią kaukę? Buvo toks reikalavimas, kad aktorės galėtų dar matyti ir kad būtų ta vilko galva, bet to pačiu, kad aktorės galėtų kalbėti laisvai ir matyti, kaip jos juda. Tai va, dėl to buvo tokia kepurės versija daugiau užsidėti ant galvos. O kaip ją užsidėti? Kaip ją naudoti? Kaip peruką realiai. Užsidėti, užsirišti, susitvarkyti dar karčius visus. Tai prie tos kaukės dar buvo kažkokie rūbai, ne? Taip, dar buvo kostiumas, kuris buvo dekoruotas taip pat tom pačiom medžiagom kaip šičia, pintom virvėm, tokiom. Ir vat, visas kostiumas toks ganėtinai vientisas buvo. Ačiū. Einam į sandėlį. Einam.